Mokas ir Moko sūnus. Oho, kokie dičkiai. Šį kartą atvykau pasižiūrėti vieną iš stambiausių riedulių Lietuvoje. Jis pūpso Šventosios upės krante netoli Sukinių kaimo. Dar yra jo sūnus, tuoj apeisim, pasižiūrėsim, kabutėse sūnus, Mokiukas. Moką gaubia įvairios legendos, sako, kad kadaise visa Mokų šeima kėlėsi per upę, Mokas su Mokiuku sėkmingai įsiropštė į statų krantą, o Moko žmona likusi upėje. 1971 metais, tyriant akmens aplinką, rastos 2 duobės, stulpavietė ir akmenų su pelenais duobė. Spėjama, kad čia kadaise buvo alkavietė, vykdavo pagoniškos apeigos. Štai koks įdomus, įspūdingas akmenukas. Štai galim palyginti šalia medžiai. Štai ir kokio jis dydžio. Na tai, po puntuko tai turbūt antras toks įspūdingo dydžio akmuo, kokį esu matęs. O čia yra Mokiukas. Štai, mažylis kabutėse, kaip gražiai apsamanoja. O, kokia duobė šalimais. Labai gražus miškas šalimais. Tiksliau, miške mes esam. Ypač dabar tokia tyla. Vos keli paukščiukai čiulba. Jokio vėjo, ramybė. Ir šitie medžiai man tokie apsamanoja irgi gražus, paslaptingi, seni. Štai Mokas iš kitos pusės ir Mokiukas dešinėje. Čia dar kažkoks mažiukas. Ajo. Gigantiškas akmuo. Šitoj vietoje atrodo tarsi kažkas užlieta, tarsi ant viršaus jo. Prieš 500 milijonų metų. Nežinau, man per sudėtinga įsivaizduoti tokius skaičius. O paskutinis ledynmetis prieš 13-14 tūkstančių metų buvo. Čia kaip vaidilutės kokios, tai ant Moko. Ir ugnis. Jauki vieta, jaukus miškas. Labai smagu pabūt čia. Visiems rekomenduoju. Aplankykit Moką ir Mokiuką. Iki.